situacija yra tokia su mano mašinom bolidais. Čia be motoro, ten senas, ten kažkur, žodžiu, naujas, kurį dar reikia perinkti. Tai Mazda nejuda, nekilnojamas turtas. Čia iš jūsų užkrauta, jinai visa, nu žodžiu. Biškai blogai, nes neturiu kur kompakto pasižiūrėti, pasitvarkyti, noris kažką lauke šalta. Tai ta proga, kad neturėjau kur ir kaip ir ką daryti, tai priėjau tokį sprendimą ir labai gerą pasiūlymą gavau, tai tiesiog dar vieną garažą pasiėmiau. Kas žino, ten sekdavot gal mane, tai čia yra OG garažas. Čia Miatos kompresorius buvo dėtas, šį daug metų turėjau, nuomavaus. Čia per balutę, ble. Nu žodžiu, tai pasiėmiau jį kompaktui, nes kad turėtų aišku pasikrapštyti, tiesiog geras dylas buvo, negalėjau pasakyti ne. Tai apie kompaktą norėjau padaryti atskirą video, kaip čia kas, bet gal į šitą įdėsiu, bus įdomesnis. Tai turėjau praeitais žiemą nusipirkęs Krekždę kompaktą, 1.6 už ten kažkiek 100 eurų, be techo, lavoną, slenkščius reikėjo virint prie motoro, nu žodžiu, biškį ten darbų darėm, pinigų investavau, techą savo kodų praėjo, bet nu jisai nevažiavo, tiesiog 1.6 tas MKM3 B16 lygtais. 3, 2, 1, Ai. Nu visiškai, aš Kačerginį Wintergames važiuoju ir žvalgausi, žiūriu pievas ir kur medžius iškirto žiedą tvarkant. Tai tiesiog dar pralekiau slalomą ne slalomą, bet tokį, ką žinau, sprintą, greituminį slalomą Elektrėnuose. Nu, va, Miatų mylėtojas važiuoja į bažnyčią. O, neskuba niekur. Nu, niekur neskubantis žmogus važiuoja į bažnyčią, savaitgalis ištraukiantis savo Krekždę. Ant sauso tada dar labiau pamačiau, kad jis nevažiuoja, pardaviau jį. Tai pirkau už 600 kažkas tokio, be ratlankių, turėjau savo vežtis, pardaviau už 2000 PM. Tai šiaip visai normaliai, bet jį ir įkišau netoli 1000, tai ten menkas uždarbis, o tada, nu tai tada praėjo laiko kažkiek, ten vasarą su Hyundai'm pavažinėjau, bet tiesiog Hyundai'us priekiu varomas, kai į sausą, tai ten kačergai žiauriai smagu, nes nu, moderni nauja mašina saugi. Gerai važiuojasi, viskas su juo gerai, bet nu, nenoriu šio modinti, nenoriu šio guldyti į atitvarus. Tai daėjau prie to, kad nu, reikia vėl kažką pirkti, nes Miata nevažiuoja, šiaip irgi Miatos gaila baisiai, viskas brangu, ten dalis brangios. Nebeturiu aš tiek laiko krapštytis jau prie tų mašinų kaip seniau. Taip, ką daugiau, jeigu ne BMW, pradėjau žiūrėti M6, 6 cilindrius tik tais, tai 328, 325, 330. Žiauriai brangus, aišku, norėjau kompakto, nes prie širdies kėbulas kompaktų man. Мы хотим больше сисек, мы хотим больше... Что самое главное в женщине? Душа. Душа. Tai 325 iki porą buvau radęs apie... Vieną buvo iki 3000, buvom nuvažiavę apžiūrėti. Ta pačią dieną, kai šitą nupirkau, tik važiavom pirmiau 325 originalą pažiūrėti, nu tai okei, bet kėbulas vos netragiškas, jaučiu ir virint gali reikėti, ir tiltą stiprinti, ir, nu žodžiu, neapsimokėjo. Ir tada buvau radęs šitą, jisai buvo įdėtas prie 316, nu 316, tipo BMW 316, o aš žiūrėjau tik tais 6 cilindrų, bet dar va, ir yra 316 jisai čia, bet... Pasirodo, kad jis ne 316, pasirodo, kad jis yra 328 Ti.
Tai jį žmogus buvo nusipirkęs driftui. Jisai pravažiavo drifte 2 trefkes ir sakė, kad tiesiog gaila mašinos ir ne jo dalykas. O to man visai gera kaina pavyko paimti, neskysiu tikrai kiek, bet tikrai labai logiška kaina, kaip už 6 kaušį, biški ruoštas. Tai va, legendinis MPM2 TU B28 su 2 vanusais, map sensorius, mapintas ryčio, 3 litrų įsiurbimas, žodžiu, žiauriai smagiai važiuoja, gyvatynas, va čia gražus, nu, labai palyginus su tuo originaliu 325, tai žiauriai sužavėjo mane trauka, viskas. Ir šiaip labai clean kėbulas, ten vienoje vietoje palenkta ir kapotas buvo vienam kampe irgi įlenktas. Tai kapotą pasikeičiau, o kur įlenktas sparnas galinis, biškai bandėm patys pasitvarkyti, bet reikia nuvežti menį lyginimą. Čia buvo tokia duobutė. Ir buvo poskis vienas kilęs, tai poskį pasikeičiau. Šiaip žiauriai clean ir savo meistrui nuvežiau, kažką man darė jisai reduktorių keitė. Sako, irgi žiauriai, sako, kėbulas, tai labai gerą bazę kažką daryti. Tai ir pradėjom daryti. Tai aš jį rugpjūčio pradžioj pirkau. Tai jisai buvo pakankamai stoka par tų dalykų, dar koilai sudėti, bet aišku, tai techniksai patys pigiausi. Priekį išsukimas, nėra stabilniko. Įsukimas ryčio, ne ryčio, šilas metal. Ir buvo virintas reduktorius. Buvau vienoje drifto trefkiai Buildmap darytoj. Pamušėm reduktorių virintą, pradėjo ten, žodžiu, klanksėti ir darytis. Tai dabar susidėjau Openą, panašaus labai perdavimo 338 lygtais, kad buvo 345, dabar 338, man atrodo. Ir saloną tvarkiausi, tai keičiau dalykus, nes nelabai patiko. Tai pirma, tai shifteris buvo tragiškas senas, suplyšęs, baisus kaip pasaulis. Tai MP Parts shifteris, MP Parts rankinį dėjau, nes buvo toks kinietiškas įdėtas čia šalia vairo, taip labai nepatiko, norėjau, kad kokybiškesnės dalis būtų. Quick release'as nuo Miatos, viskas paimta su vairu. Korbau kevlarinė sėdynė. Diržų dar sportinį nespėjau susidėti, su stoku važiuoju, čia pasidariau, kad kilpa būtų, nu žodžiu, viskas čiki. Stiklą pakeitėm nesenai, nes buvo skilęs ir šiaip baisus, Androidas jau buvo, su Bluetoothu viskas veikia, šildo, žodžiu, mašina, viso knopkai robotai, dar šitus plastikus sidabrinius susidėjau, nes gražiau man atrodo. Ir nežinau, tokie reikalai, gal kažką dar pamiršau paminėti, bet labai patenkinęs, labai gera mašina. Jau čia kurį laiką važinėjau, buvo kiti ratai, tokie stensiniai, Style 8.3 gal, pamiršau pavadinimą. Tai čia nuo balto kompakto, su kendom apvaigienom, 15-kiniai. Kadangi yra 316, tai yra mažiausias reduktorius ir stabdžiai maži. Tai stabdžius jau senai nusipirkęs turiu 3 litro, juos reikia tik tais čia sudėti, perdažyti ir perinkti. Ir susidėti bus galima, nes diskus davė, figienos būklės. Rasporkę priekinę uždėjau dar, turiu galinę rasporkę dar sudėti, turiu stabilniką į Bacho reguliuojamą nupirkęs irgi uždėti. Čia va, rankinis originalus visiškai išimtas, tai labai kartais bėsina, kada norisi, nu va, startą stovint ar kažką ten, nežinau, šiandien Intergame'uose startą stoviu, noriu padangų spaudimus visus pasižiūrėti, mašina rieda visą laiką. Tai turiu užgesinti, kad pasidaryti kažką. Tai žodžiu, reikia sudėti rankinį originalų. Turiu ralio lempas, bet su jom čia dar bus reikalų. Ir užšintuvą, vairo stiprintuvą, nes jo kažkodėl nėra. Nežinau, čia 316 dalykas, kad jo nėra ar kas. Tai šlangos, šitie dalykai čia prie stabilniko buvo, perdažyta viskas, kaip man kad patinka. Čia sensoriukas toksai, čia bus kitas atskiras videkas apie tai. Tai va, tai kažkokiu čia dar modų jam, čia slenkstukai, emkiniai, nu tokie, apie nieką dalykai. Tai va, tai, mašina žiauriai gera, norėjau kažkokį padaryti videką, kažką, intro, nes ten Instagram'e kelius storius, ten kiti nežino, gal iš kur čia ta mašina ar kaip, tai jau va, jau kiek čia 4 mėnesiai su viršum. Žiauriai patenkintas, labai gera mašina, labai gera. Dabar blokiruotė dar gamina man jai, nu, gamina tai būrė iš krekždės iš šito, taip, nu, žodžiu. Atskiras irgi bus atskira tema ta blokiruotė. Tai va, tai tiesiog tokį norėjau, nežinau, walk around kompakto padaryti. Tai dabar
pirmi dalykai, kas bus, tai išsukimą reikia išimt. Šiandien supratau, kad nėra gripo, tiesiog suvedimas čia driftinis. Sakė draugas, su driftui ruoštą mašiną nori tiesiai važiuoti, tai išsukimas lauk. Pasidarysim suvedimą, koilus iškelsim kiek eina, visiškai rally spec, važiuoti dalykus, o ne aikštelėj stovėti, jinai turi būti. Ir manau, kad, aš bent jau tikrai myliu, prižiūriu savo mašinas, tai geras rankas turėjo papulti jisai. Tai ten ir posūkis originalus, belė kiek kainavo, nes nėra jų neoriginalių. Ta plastika po valytuvais keičiau irgi, ten tik originalą gamina. Žodžiu, ne viskas šiukšlė, negaliu šiukšlę vadinti, žiauriai smagi mašina, labai patingai važiuoja. Išmetimas buvo, dar atsimenu, labai baisus, prasme labai baubė, žiauriai, ten nenormalu, vamzdis didžiausias, N1 bakelis. Tai ten pirmom dienom jau išlupom, nes jisai vėlgi jis yra svapintas ir techo dar yra biški virš metų. O kai baigsis techas, tai nežinau. Sport pasas tik tais lieka, ta linkme ir einam, link sporto, tai kaip ir nebijau aš to sport paso, gal dar išeis kažkaip tą techą praeit, kažkaip wink. Tai va, tai tokie reikalai. Maja kompakt, mano kompaktas, 328 Ti. Vairuok. Kažkas buvo. Kas čia buvo? Pavairuok? Tai buvo čia įkritas. Eik to.